Taip, mes balsuosime. Aš balsuosiu. Taip, aš ateisiu balsuoti spalio 9 dieną. Aš būtinai balsuosiu. Balsuosiu. Taip, balsuosiu spalio 9 dieną. Aš balsuosiu. Taip, spalio 9 dieną dalyvausiu rinkimuose. Spalio 9 rinkimuose balsuosiu. Taip, žinoma balsuosiu. Žinoma, kad balsuosime. Taip, žinoma planuoju dalyvauti. Žinoma, kad aš balsuosiu. Nes mūsų sprendimai lemia mūsų gyvenimo kokybę. Noriu, kad būtume neabejingi savo miesto likimui. Manau, kad žmonės turi būti aktyvūs ir neišvengiamai turi ateiti balsuoti. Mes turime atsakingai apsispręsti ir išreikšti savo valią. Tik susitelkę visi kartu, mes galime daug pasiekti savo ir mūsų vaikų labui. Todėl, kad aš noriu išreikšti savo nuomonę. Aš myliu šalį, kurioje gimiau. Ir ateidama balsuoti, manau, galiu prisidėti prie Lietuvos gerovės kūrimo. Nes būti pilietišku yra mano pareiga. Klausimas, ar balsuoti, yra daug svarbesnis už klausimą, už ką balsuoti. Nes noriu dalyvauti savo šalies valdyme. Na, todėl, kad mes jaučiamės ir esame tiek savo kiemo, tiek savo miesto, tiek savo valstybės šeimininkais. Kiekvieno piliečio pareiga yra dalyvauti rinkimuose, nes jiem turėtų būti ne visi viena. Kad šalį valdytų atsakingi politikai. Todėl, kad aš 2 vaikų tėtis ir dar vaikų noriu. Ir noriu gyventi Lietuvoje. Pilietis tai bendro turto savininkas. Tas turtas yra Lietuva. Todėl balsuosiu už save, už geresnį savo anūkų gyvenimą. Svarbiausia yra ateiti.